Ok, hebrytė. Biškilie, bet dėl kadro nusimsta kapišoną. Tada seniai bematytas pastatas. Dabar yra penktadienis ir aš atvariau į oro uostą. Varau susitikti su 3 draugais ir mes 4 varysim į Gruziją. Taip, savaitgalis Gruzijoje. Nuo penktadienį iki sekmadienio. Nuostabus skrydis, penktadienį išskrenda, sekmadienį po pietų grįžta. Žiauriai nekantrauju, labai įdomu, ta prasme, visiškai. Ko tikėtis galima, aš neįsivaizduoju. Gamardžaba. Nu, это класс. Kažkada buvo super gražu. Aš nekenčiu tų draugų, jie tarsi Karoli, iš kur pas tą tiek drąsos? Džiūsta burna, dreba kojas. Vieną kartą valgysim šiandien ir užteks, ne? Šitas padažas, kurio jam sakė, receptų neišduoda. 18, jo. Pirmą kartą į tokią vyriško savaitgalio kelionę pasėmiau kamerą, tai kviečiu jūs prisijungti ir žiūrėti toliau, nes kas bus toliau, aš pats neįsivaizduoju. Tai už taip atrodo mūsų, reiškia, sakartvelietiškas ketvirtas. Nu ką, vyručiai, tai už kelionės pradžią. Kaip tai reiškia po Gamardžaba ir koks kitas? Genės Valė. Nu ką, hebrytė, dar po vieną ir panašu, kad mus laipino į lėktuvą. Ok, hebra, atvažiavom į Kutaisį ir vyksta dabar dėrybos su vairuotoju, reiškia, kuris mums siūlo, jis gražos neturi, 5 eurų, neturi gražos, bet sako, aš duosiu čia, sako, turi tokios. Čia nuostabus naujas oro uostas, o hebrytė jau nekantrauja, lekia tiesiog, lekia, skuodžia paskui vairuotoją, nuotykiai prasideda. Mitsubishi. O kodėl vairas kitai pusėje? Normaliai, viskas normaliai. Lietuvoje perdarydavo tokias mašinas, ne, tipo? Žiūrėk, Ramūnas jau lipa, labai gerai. Конечно, чача оригинально. Чача оригинально. Ну посмотри, какой запах он имеет. Он не спит, там не воняет. Он воняет. Не воняет, точно? Конечно, не воняет. Можно чуть-чуть, немножко попробовать? Попробуй. Думаю, все мое? Да. Все, давай. Gamardžaba. Nu, это класс. Okei. Ką, tai lipom į taksi ir vietoj gražos gavom čečius. Ir vyno, ar ne? Geras, labai. Padarėm dylą, tai visi gera. Nu, это настоящая čečia. Kaip jis ten sakė, kad purslų nėra, ne? Kai taip padarai, nėra purslo. Tada reiškia gera, ne? Pats žmogus, pats vairuotojas, reiškia daro naminę čečią, naminę degtinę, gruzišką degtinę. Sakartvelietiška, tai va, žiauriai gera, kaip ten neputoja. Dabar vyno pabandysiu, vyno galima? Gerai, raudonas naminis vynas, žmogus tiesiog buteliuko turi bagažinį. Сколько будем полчаса ехать? Nealkoholinis. Naudoja gražai, buteliukus naudoja vietoj gražos. Šiaip jo. Labai skanus. Truputėlį saldus, nes gruziški yra sakartvelietiški, tiksliau yra saldesni truputėlį, bet puikus. Ir dabar kaip geras verslininkas žmogus pasiūlė rytoj mums transporto paslaugas. Sako, vyrai, koks planas, taip, kur norit nuvažiuoti? Labai realu, kad rytoj mes vakariniausim pas namuose. Su visa giminė. Su visa giminė. Сколько делаете в один раз? Я сейчас сделаю в этом году 400 литров. Visa šeima daro 400 litrų padaro vyno per sezoną. Per sezoną 400 Pasiruošia ir turi visam sezonui. Vynas Marami vadinasi, tradicinis, senoviškas, gruziniškas vynas, kurį visi rekomenduoja paragauti, jeigu lankaisi Gruzijoje. Ir vis tiek gliučina, atrodo, kad su selfie kamera filmuoji, nes vairuotojas sėdi kitoj pusėje, ta prasme, jausmas kaip Tailandė ar Indijoje. Jo, blemo, čia tiesiog
tiesiog, vat, nors eismas vyksta dešinė kelio pusė, viskas yra visiškai prastai, taip kaip jo, bet galima važiuoti, pasirodo, ir turint vairą kitoj pusė. Čia mūsų viešbučio gatvelė tokia, super romantiška. Nu ką, atvykom prie viešbučio, kol kas neatrodo, kad čia buvo... Ai, čia yra viešbutis kažkur, ne? Все, привет. Все, привет, Литва. Приезжайте к нам, у нас хорошее вино, хорошая чача. Все, Nu što, spasiba vam, Zaza. Nu va, toks mūsų vairuotojas, gidas, negalima vadinti jų taksistai, sakė, įsižeidžia. Vairuotojai, jie yra tiesiog gidai. Tai yra gidas po Kutaisį. Zaza, kuris vietoj gražos mums davė nuostabiausio vyno ir čačias. Atvažiavome į hotel. Čia yra tiesiog hotel parašyta. Ryčkos buvo gera pastaba, tipo, o negalėjom rasti dar nuo šalesnio. O, wow. O, vyrai, čia tiesiog... Čia yra šeimyninis gruziniškas viešbutis. Einam, įsitikinsim, koks yra sakartveliečių kutaisiškių vaišingumas. Varom judu. Bet vis laik sako, reikia vartoti daug vandens. Skiščiai, vandumas, pasidarymas energija, karamita. Kiek sakė, 55 laipsniai. 55. Traukiam burtus. Kas su kuo nakvos kambariuose. O ką traukia Ryčka? Kambario numerį? Kambario numerį. Paskutinį. Taip, mano kambario numeris. Palauk, kaip teleutopą darykime prie glutės. Sveiki, mėlynas 12. O dabar pagrindinį prizą laimi visi, kurių paskutiniai skaičiai yra 2, bet koks skaičius 207, 207, mano kambario numeris. 2. Intriguoja. Antras aukštas, tikrai gyvensi antram aukšte. 0. O dabar pažiūrim Karolio skaičių. Dėmesio, brangų žiūrovai, netrukus sužinosime. Tai yra 2. Antras aukštas. 0. Ir 3. 3. O čia? 7. Mes Ryčka. 7. Štai mano kambario. Visi laimingi? Žinoma. Absoliučiai. Ryte pasakysiu. Labai įdomu, kaip atrodo... Normalus toks kanalizacijos kvapas. Turim tai nejuokauti. Nejuokaujam. Aha, biški yra. Gal per geriau užlėti. Žinai, manęs neapleidžia nuojauta, kad mes esam vieni šitam viešbutį. Manęs irgi tai neapleidžia. Paleisi srovės, ne? Jeigu tai gali pavadinti srovė, aišku. Visai, aš nekenčiu, žinau, kai srovė yra. Čia yra maksimumas. Maks viršus. Ryčka, čia nesąmonė visiškai. Kad gyventume senamestį. Gal pasukti reikia tą? O, biškit. O, tarsi man žiūriai pasisekė, kad aš ištraukiau Ryčką. Su kitu draugu prasikankinę, čia visą savaitgalį. Čia sako, va čia, auksarankis Ryčka. Kaip dažniausiai ir būna, pirmas vakaras įspūdingiausias. Vargais negalais radom dar dirbantį vėlę naktį restoraną, kur gavom išsvajotą vakarienę. Kaip matot, chinkalių netrūko. Po to keli barai, vienas klubas ir netikėtai atėjo rytas. Gal daug nekalbėkim, tiesiog pasakykim, kad einam pusryčiauti. O, wow. Labas rytas. Tai aš kaip ir sakiau, mes tikrai vieni šitam viešbutį. Pala. Kieno čia toks žemas balsas? Prisijungė naujas draugas, ar Kutaisė gėrimai su daug ledukų? Jo, ir mes iš tikrųjų pusryčiaujame garaže. Literaliai. Privalumas, kad pusryčių stalas. Labai. Čia šiaip geras kambarys. Grikių košės net yra, žiūrėkit. O kur Olivija? Ai, rimtai žiūrėk. Bet jūs vyrai kokią žalumą, atsikėlė. Nuėjo kiemą, nuskynė mandarinį. Jo, tokie namukai, žinai, pagriuvę. Sauliau, namukai atrodo labai žvalūs ir gražus, lyginant su tavim. Pagaliau išsikrapštėm iš viešbučio, kai trūksta tik ramūno, jis baigia žmogus skustis, puoštis, ruoštis ir važiuosim į kalnus kažkokį tarpeklį, tai žiauriai įdomu. Pasiskambinam vakar dienos taksistui, reiškia vakar nakties tiksliau taksistui Zazai, važiavo žmogus, jau laukia, kiek šis 15 minučių anksčiau atvarė, sakė geriau anksčiau negu vėliau, puiku, nuostabu.
vietiniai sako, kad čia visai geram rajone mes gyvenam. Truputėlį žvėryną gal primena, nežinau, Šančius šiek tiek man Kaune esant. Geras vaizdelis, vyrai su mineraliniais jau krapštasi. Atvažiavo mūsų vairuotojas, Zaza. Kur mano butelis? Tavo mineralinio butelis, tai yra vaistai, vitaminas, gruziniški vitaminai. Labai. Чуть-чуть рано еще немножко. O, komfort, super. Aš dabar suprantu, mes važiuojam į kanjoną, kanjone mus pasiims džipai ir mes važiuosim per kažkokius skautus. Tai pirmą važiuojam pavalgyti. Dabar, jo, teisingai. Ai, pradėsim nuo... Karčio, vietoj duonos paimsim hačiapurį, Taip. kaip prie Hinkalių. hinkaliukų, starteriukų, hašlama, Ričardas nori hašlamos, lengvai užkanam, lengvai. Vat šitą žodį mes užfiksuojam, kad lengvai užkasim, tikrai be įtampos skrandžių ir tada pradėsim. Niekaip aš nepriprantu prie šitos mašinos kitoje pusėje įvairios. Tailando jausmas neapleidžia arba Londono. Это может крепкий очень. Sveikata. Žiūrėkit, kokia didžia. Wow. Pats geriausias karčiau yra kitais iš visos grupės. Opa, o kas čia? Duona, čia duona. Ne, pas bifšteks Котлет, пиура, тречи. ir duona. Получается гречка, картошка и соус подливать. Wow, ta prasme, tai yra rimta. Kaip Ramūnas sakė, vieną kartą pavalgysim šiandien ir užteks, ne? Riebaliukas ant viršaus, viską nuvirta, sriubytė. Čia yra žukas čia? Ir šakutę dar davė prie sriubos. Šiaip, kad pasimtum Сырбой Виситės. тейсинgas maistas, nu, конечно. jautiena čia, ne? Nuvirta tokia. Geras. Kai gabalai žiek sudėti iš šagę. Toks, žinai, sveikas. Koks sultinukas geras. Ragauk mėsos labai skani. Atsigausim po vakar. Vakar skanesnis ir šiandien. Šiandien viskas skaniau. Po vakar ypač sriuba jo skanesnė. Kiek kainavo iš jūsų? 30 eurų. 30 eurų, tokia pota. Už 6 eurų. Čia už limonadą sumokėdami 4. Nu, taip. Papusryčiavę leidomės į kelią. Aš pavairuosiu, gerai? 0 promilių. Važiuojam aplankyti tarpeklio, bet pakeliui kažkur sustosime. Vairuotojas Zaza patyręs gidas, daug žino apie savo kraštą. Там легенда говорит, что там привязали Прометея. Прометей — это греческий бог, да, который человечеству подарил огонь. Его привязали там, привезли через реку Рионе, который пытается проходить туда, приплыли, привязали там. И греки пишут, что они приехали искать своего Прометея, и они слышали, как он стонет. Вроде бы ворона его или орел печень выклювает. Есть такая легенда. Vairuotojas sako, užsuksime parodyti labai gražios sanatorijos. Miestelis toks sanatorijomis garsėjo kažkada. Vyrai, bingo nematėt? Nu, druskininkai faina, bet čia truputėlį gražiau. Spūdinga, ne kolonada jo druskininkų teisingai. Palmė dar nenudžiūvus. Dar sakė, prie caro statyta. A ne? Einam, pažiūrėsim vidų. Kas čia Ramūnai auga? Persimonai. Tu nepasiekė, bet nukabino. Nuėdė šunis persimonus. Kažkada buvo super gražu. Buvusioje gydykloje dabar apsistoja pabėgėliai iš Abchazijos regiono. Čia jie gyvena su šeimomis ir mažais vaikais jau daug metų. We were in pain. The sound of singing always came from our sanatorium. Locals would say about us, these refugees are crazy. How can they sing? Standing together save us. If not that, we would have survived. Kol gėrimės kalnų vaizdais ir skaičiuojam paskutinius kilometrus, pakeliui prasilenkėme su vestuvininkais. O, kas čia?
pagaliau pasiekėm kanjoną. Tiesa, iki tako pradžios dar reikės važiuoti labai pavojingų kelių. Nu ką, pakeitėm automobilį. Tipo didesnis čia, ne? Ir tau bus čia fan offroadas. Kelias yra pramogos dalis, Karli. Galiu atvykom iki jau šito lankytino objekto starto. Čia toks takas bus palei kanjoną ir paskui grįšim viršūnę. Dabar eisim tiesiog tokiu metaliniu kiauru, kaip suprantu, taku ir tada pargrįšim ratu. Va, bilietukai. Prasideda mūsų takas į nuotykius. Kaukazo belaisvė. Nu ką, o dabar, Richardai, įdomioji dalis. Eisime kiaurų takeliu, vat, tiesiog taip. Nes lajų takas tai juokingai atrodo, ne? O, wow. Labiausiai tas trakštelimas toks maloniai. Nu gerai, aš turiu parodyti drebantį apsišikusi veidelį savo. Nes jos melis tai tikrai toks. Žiūrėt žemyn nesinori, nežiūrėk žemyn. Baisoka? Neramu, ne? Aš irgi labai juokingai dabar, tas baimės faktorius, nes pastebėjau, kaip aš specialiai nežiūriu į apačią, tipo, žinai, nors kojos dreba, tipo, kinkos, žinai. Pažiūrėsi žemyn, su Richardu supratom, kad gali, užsirakint gali kojos. Kosmosas. Čia jums, brangų žiūrovai, vaizdelis drąsiausiams. Parodyk ranką, man tai dreba ranka. Nu nieko, yra toks kažkoks kojų drebulys, nežinau, šalta gal čia yra toks. Koks tas žmogus vis dėlto silpnas. Richard, eisi? O, viešpatė. Aš nekenčiu tų draugų, jie tarsi Karali, iš kur pas tą tiek drąsos? Džiūsta burna, dreba kojas. Ne, tu aišku, be abejo, filmuok žemyn, jo. Richardai, kodėl tą dešinę ranką valai tiesiog? Valai turėklą, ne? Richardas irgi aš randu bijau, čia yra... Ne, tai mes tokie, kaip sakant, paspauskime ranką, labai besilaikydami. Na, aš norėčiau parodyti, kur mes einam toliau, reiškis. O čia pabaiga gal, ar ne? Reiškis, pabaiga yra finišas tai yra pats įspūdingiausias objektas, jisai kaba. Kabantis ore. Kabantis ore, ta prasme, dalykas. Reiškis... O kaip mes grįšim? Mes šoksim. Drąsus draugas, bailus draugas. Dvi rankos negu viena, teisingai. Praeivių sėdi. Sveiki. O, sveiki. Ko nedrįstat užeiti? Bilietuką parodykit. Bilietuką. Čia dirbat ar autobusų laukėt? Pasižiūrėkite, koks čia yra vaizdas. Tai yra neįtikėtina. Wow. Wow. Ir mes ten ėjom kažkur tai, ne? Jo, matomais. Zuikiai drąsuoliai priejo liepto galą. Tiesa, daugiausiai emocijų kyla mums su Richardu. Kitiems dviems lyg pasivaikščiojimas taku palei ežerą. Blemba, Ryčka, koks drąsuolis, šakės. Nuostabu, jūs tik pasižiūrėkit, koks yra slėnis. Wow. Ir kaip gražu, atrodo kaip raudonas, pas jos jau irgi žema. Žiūrėkit, įspūdinga. Tu savo. Kas čia?
kairį. Kaip iš šono gerai atrodo, ne? Toks noras ir... Ok, gerai, aš dar vis nepažiūrėjau žemyn. Nelaukit, nežiūrėsiu. Viskas, baigęs mūsų pasivaikščiojimas šito ekstremaliu takeliu. Dabar sėsim atgal į tokį, kaip čia, džip mikruškę. 4 varomis ir grįšim atgal iki mūsų vairuotojo. Buvo baisu, bet labai verta. Vakarykštė šventė jau dingo iš veidų, bet kad įspūdžių nebūtų per mažai, grįžtame siaubingų keliu link mūsų vairuotojo Zazos. O, vyručiai, žiūrėkit, kaip vyksta važiavimas. O, tai stovi, žiūrėk. O, kaip mėtų. Kaip vyrai jaučiasi gale. Iškilsim ar ne? Man atrodo, turėtum užkilti, bet mėto normaliai. Pakuojamės, lipam ir važiuosim dabar žemyno kalno. Pakeliui gal dar užsuksim net pažiūrėt, kaip Čurčhelą tą dešo saldžią daro. Nu, kažkur jau, kur vairuotojas nuvežti, ten varysim. Vairuotojas atvežė į parduotuvę, kur parduoda Čurčhelos dešas ir dabar atvedė mus pažiūrėt, kaip gamina. Klaus pardavėjas, sako, galim užėti vidų? Jo, tai pažiūrėkit. Parodys, kaip viskas vyksta. Opa. Gamarčiama. Daugiabutis kažkoks, balkonai ir va ten vyrukai jau nurinkinėja derlių, o tie rudi persimonai yra saulėje sudžiovinti ir paruošti prekybai, o deda tokį kibiriuką, kelia viršų, o čia apačioje akivaizdu, kad, reiškia, oranžiniai. Numetė vieną iš... Numetė vieną? O, geras, paragaukim. Padegustuokim, kas tai. Duokit pabandyti, sako, ne? Ačiū vyrai, spasibo. Ramu, daug ragų. Geras. Džiuris skanus. Daug dar biškim. Šitą gal žinau? Kaip ir Simonas, tik džiuvinti. Sakė, yra skirtumas, ar saulėje džiūsta, ar tipo krosnė. Tai va, saulėje džiuvinti, sako, kaip ir pomidorai, daug geresni. Очень вкусно. Спасибо. Čia džiuvinti įvairūs vaisiai. Taip, visokie vaisiukai, jos sudžiūna, padaro tokias vaizdulias. Tokia padaro. Cool. Atrodo kaip dinamitas. Reikia būtinai parvežti, aš kaip tik. Parduotuvėje pasidavėm turistavimui ir prisipirkom įvairių lauktuvių. Čečios degustacija ir Čurčhelos degustacija. Su pačiu iš to gėnė? Čia yra graikiško riešuto, bet jis gaminamas tik tada, kada jis žalis buvo. Tada jis turi daugiausiai jodo ir yra kaip jodo papildas. Išragavom beveik viską, ne tik parduotuvėje, bet ir prie jos. Štai įspūdžiai iš laukinio neprinokusio persimono degustacijos. Geras? Ne. Dekoratyvinis, gal čia plastikinis? Gal vaškinis čia jisai? O! Sutraukia rimtai, labai taip sutraukia. Boržomis, viską ištaisys boržomis. Bama, vėlė kažkaip gomutė, dantis. Jo, persimonas, Tai va, Zaza atvežė mūsų tokią parduotuvėlę vietinę. Apsipirkom, užpaėmė 3 Čurčhelos, žinau, čia uždegti reikia. 3 Čurčhelas. 3 Čurčhelas. Na, dabar, mėly, klausytai, geria vynuogių sultis. Geri vyrai, geras vynas. Keista kažkokiu vandens buteliuke. 100%. Vandens buteliuke. Aš pastarąją parą tik iš šito buteliuko ir vartoju skysčius.
Gruzijoje yra 3 rūšių mineralinis vanduo. Pirmas yra mineralinis vanduo, antras yra mineralinis vynas ir trečias yra mineralinė čečia. Viskas yra tokioje taroje. Pirmą ir trečią galima labai lengvai sumaišyti. Taip pat būkite atidus. Šiaip, iš tikrųjų, gerai tu, Ramūnai, pasakei, nes gyvenime žodį trečias reikia pakeisti čečia. Pavyzdžiui, baras yra Vilniuje, būsi čečia. Išsiskaičiuokite Pirmais čečiais. Arba ryčka džiaugiasi, o, man gimė čečias vaikas. Čečias vaikas gimė. Šitą rubriką mes pavadinsime Belaukiant Richardo. Belaukiant Čičardo. Arba vaikas sako, mano vaikas jau pradėjo eiti į čečią klasę. Čia nėra trečiokų, čia yra čečiokai. Saulė tuoj leisis. Grįžkime. Kol karvė stebi, ką skrolino vairuotojas, mašinoje į dienos pabaigą darosi vis tyliau. Mūsų nuostabus vairuotojas Zaza išleido mus, viskas, atsisveikinam, sumokėjom jam, kiek palauk, 100 eurų, ne? 100 eurų sumokėjom už visą dienos tokią kelionę, papietavom kartu, nuvažiavom į kanjoną, grįžom, laukia mūsų, ten 2 valandas vaikščiom, tai fantastiškas gidas, taksistas, vadinkit kaip norite, dabar atvažiavom tokią maitinimo vietą, kur čia garsėja, vieta yra mėsa garsėja ir kažkokių padažų, sakė. Būtinai pasimkite prie, reiškia, karšto šašlyko, prie karštos mėsos, šaltą padažiuką, kuris yra tik čia gaminamas, autentiškas, sakė, slaptas receptas, šeimininko visi klausė, kas čia per padažas, su kuo tu įdarai, tai, sakė, neišduodu paslapčių. Duoną, žiūrėkit, vyrai gauti. Dumelis rūksta. Taip, viskas vyksta, gaunam daug batono, gaunam su specialiu slaptu padažu, reiškia, šašlyko, mėsytės, nu ir aišku, galučia, nealkoholinė, dar papildomai padažu, labai fainas vyriukas, tai va, tokia vietinių žygėlė, paragausim sakartvilietiškų stilium mėsytės. Karštas kebabas šaltam padaže. Tokia yra tema. Koks geras, reiktų savo. Šitas padažas, kurio jam sakė, receptų neišduoda. Visi klausia, bet jis nesako. Svogūnos kalendra. Nuostabiai, vyrai. Labai gerai. Kodėl tą padažiuką visą po to pabaigė su to batonu. Nes lėkštas lieka kažkas. Šlaižė tiesiog lėkštą. Mes tuo tarpu su pasidavėm, aš salų nevalgau. Šiaip gal per aštru, ne? Aštru, biškai per aštru. O, wow. Pavyzdys. Sveikinu oficialiai jūs sakartveliškis. Po sočios vakarienės dar užeikime po šlakelį kartveliško vyno. Eitim, jo. Visi kada. Kaip Karlis sakė, užeisime po taurę, gavosi, kad po 5 turės. Karsas. Dabar įsigarsis. Čia, man atrodo, reklaminis. Čia yra savininkai, bizniukas, 4 mėnesiai dirba, tik pradėjo, nes naminis vynas, sako, negaliu užtikrinti kokybės, gali būti temperatūrą pakėlė, temperatūrą nuleidai. Sako, mes tik tai pramoninė gamyba, tai kas yra visada geros kokybės, užtikrinam kokybę, nu ir plus kiekvienais metais, aišku, dar žiūrim, ar tas vynas vis dar geras, nes gali būti derlius prastas ar kažkas ir... Kiekvienais metais, tai tik 4 mėnesius dirba. Nu, bet vieną geria, tai daugiau metų, bet... Labai gerai, tai turėjom puikią, nuostabią degustaciją, vyno degustaciją. Atėjom į klubą ir čia yra klubas. Klubas be žmonių. Wow. Man šuo dingo, kaip gražiai sėdu prie durų ir laukia. Bet čia hebra nėra nieko, tiesiog. Paskutinį vakarą tikrai neėjom miegoti. Užsukom į geriausią, kabutėse, klubą, kuris labiau priminė menininkų barą. Po paskutinį
pokalbį ir namo. Ryte laukia skrydis į Vilnių. Viskas, išeinam. Palauk, svarbiausia reikia pasimti. Generalinė. Ačiū visiems. Visi? Jo, ready. Ready? Labai gerai, aš irgi ready. Vyrai, už minutės atvyksta vairuotojas. 1 minutė. Nu, visi. 1, 2, 3, palauk. O, ir 4. Valio, viskas labai gerai. Nu ką, susipakavom, kelionė baigėsi. Ačiū visiems, reiškia, žiūrėjusiems ir susitiksim kitais metais kitoj šalyje. Ate. O, koks... Nu nieko, kiek čia dabar yra, be 15:11, pusvalandis iki oro uosto ir kilsime, reiškia, į Vilnių. Atvarėm į oro uostą ir siaubingas vėjas. Dabar abejojom, kad gal lėktuvas nepakils. Čia net toks ne baimė, o noras, kad tai būtų, ne? Ne, reikalų, ne? Nu, tipo, nepakilsim, aš ne prieš. Galim dar likti. Tai va, oro uostas ir viskas. Ir mes su kuprinėlė. Ačiū Sakartvelui, buvo fantastika. Nuostabu. Sugrįžim. Dėkojame už dėmesį.